Aš su Ignu sužaidžiau bowlingą ir buvo gana smagu. Aš sakyčiau, po tokios ilgos pertraukos actually neblogai žaidžia. Buvo gerų momentų. Ko nori medalio? Tikrai taip. Buvo kartų, kur nelabai sekėsi. Ne, matai, problema, aš negaliu susikaupt. Kas čia persakyti? Iš viso mes žaidėme 3 žaidimus, per kuriuos būtent statymai vis didėjo. Kur pradžioje mes žaidėme, tarkim, iš mažesnės sumos, po to didesnės. Ir paskutinis žaidimas yra didžiausias prizas. Tai pažiūrėkite į galą ir pamatysit, kas laimės. Another day, another vlog. Ką žinau. Sutarėm su Ignu nuvaryti pažaist bowlingą. Senai žaidėm. Tikiuosi, kad vėl bus statymų, ant kas laimės, nes reikia iš kažko valgyti. Jo, šiaip labai tingėjau nufilmuoti, bet galvojau, kodėl ne, tipo, smagus prisiminimas. Tai va, laikysiu dėt. Žodžiu, atvariau į bowlingą, laukiu Igno, sakė, bus už poros minučių. Tai bus įdomu pažaisti, nes jau kokius pusę metų nežaidžiau. Aš abejoju, kad tik tas laimės, bet bus matyt. Pagaliau, dievą. Sakyk, bowlingo takelį. Žodžiu, iš ko pirmas žaidimas? Gėrimų kokio. Kiek euro? Karties? Ja. Aš jau matau, kaip aš praradau visus įgūdžius, tiesiog. Jo, tai man čia, aš toks apsileidęs. Tai jo, mes kiek nežaidė, čia bus reikalo sugrįžti. Pradžia geresnė. Gerai, ar tu manai laimėsi pirmą geimą? Ką? Aš manau, aš visą laiką manau, kad aš laimėsiu. Kaip supras, čia toks klausimas. Ir dabar stebė. Čia bandė atrodė kietas, bet buvo tiesiog tragiškas. Ir aš pradžioj gana mėčiau neblogai, bet šitas bičas tiesiog man nedavė ramybės. Jis tiesiog mėtė visą laiką ir tipo nedavė nei kiek gepo man atsistumt nuo jo. Šaunuolis. Ko nori medalio? Tikrai taip. Gerai. Man reikia medalio. Tau reikia. Ne. Kažkaip apylygiai 32-29. Lukas gavo straiką. Ok, tu ant kažkokio žolės irgi pasigavęs iš to kamputo. Koks rezultatas? Aš 10 laimiu. Tipo, fucking easy. Tu tiesiog ateini. Ar man po to reikia sumontuoti taip pat, kai mes žaidėm per pirmą blogą krepšinį ir taip pat mes tai nieko nepataikėm? Visus mano nepataikymus, visus savo pataikymus. Aš manau, kad taip reikia daryti. Dabar situacija visai įdomi. Ne! Jis laimi šiek tiek, bet aš turiu spėro, kas yra double the point. Yra... ant 9. Situacija tokia. Man reikia gauti 13 taškų. Ir spėkit, kas laimėjo pirmą žaidimą. Aš nesu absoliutus kamšas. Tai rodysis karą, parodys? Niekas man nerodys. Pirmas žaidimas dan, Ignas laimėjo, gavo euro gėrimą, tai reiškia galės iš parduotuvės pasirinkti kokį nori gėrimą iki euro. Ir aš nepatenkintas, aš absoliučiai nepatenkintas, ar aš turiu kaip nors atsilošti. Iš ko dabar žaidžiam? Iš 2 spurgų. 2 spurgų? Na tai ten euras 5 kažkur bus. Nu gerai. What the hell? Negavo, ko norėjo.
Ko tu čia pirštų masikuoji? Ką? Ko tu čia pirštų masikuoji? Ten bomba buvo, ten visur buvo. Šiaip visai arti. Jokių šiaip. Nu, taip, būtų Čia atšokęs. nieko šiaip nebuvo. Šiaip? Čia nieko nebuvo. Na, dabar 16-15 Lukas prakiša. Dabar ateik nufilmuok, vat pamaty, aš parodysiu total Sakė, fucking reikia tutorial. filmuoti. No look? Darysi no look? Ne, tai galėsiu žodžiu. Kokia no look, tiesiog kame technika, laikai kamuolį, labai svarbu, pagauni kampą, fucking iksiuką gausi. Žodžiu, čia iš 2 kartų, čia per 2 kartus. Viskas yra technika, tiesiog ateini nusitaikyk viską. Šiunkam. Tai čia išmoksime kaip žaisti bowlingą, nes čia matome, kai kurie žmonės turi šiek tiek pasimokinti. Tai žiūrėkite, pasiimant kamuolį ir tiesiog mušate, kad kuo daugiau numušate. Žiūrėkite. Gerai, kad neįdėsi šitą kaušą. Kaušas, absoliutus. Aš čia dėl to, kad aš čia naują magišką žiedą, aš čia nusipirkau jį už gal, nežinau, gal kokius 50 centų. O jis turi magiškų galių, tai irgi nusipirksiu tiesiog magišką žiedą. Iš kažkokios ten babutės, nežinau, ten Kalvarijų turguje. Ką nori labai svarbus papasakoti? Jo. Ignas man absoliučiai ramybės nedavė, jis visą laiką tiesiog kažką tauškė. Ir aš ateinu, noriu susikaupt mes ir jis visą laiką japina. Nu taip negalima. Tai jo. Padėbint pamatysi. Ir naudokite kodą Ignas, kad 10% Kalvarijų. Ar kažkas tavo nuomonės ten klausia? Jo. Ignas, kokia tavo nuomonė apie Luką? Nu, ačiū, kad paklausėte vienas iš žiūrovų, aš manyčiau, kad jis nelabai moka žaisti. Aš su pistai iš čia nepataikė, girdžiu, kaip tu tauški. Aš girdžiu, Lukas, oi, 9. Tu čia lyg sakai, lyg aš traiką ką tik pataikiau, nu nepataikiau. Ne, bet tu laimi. Nu, Taip tai jo. neturi. Kodėl? Aš istoriškai geriau už tave žaidžiu. Kas yra? Kas? Ką? Gerai, žiūrime, dar yra vienas komentaras iš žiūrovo. O, Ignai, kodėl tu toks geras bowlingė? Ačiū už klausimą, šiaip labai geras klausimas. Čia yra todėl, kad aš tiesiog esu. Ar kažkas, ar tu tiesiog... Taip, manęs paklausė. Tai todėl, kad, nu, aš geresnis. Tu mušk. Čia. Ai, nu jo, logiška. Jos, tai yra būtent šito bowlingo čarmas, kad kai kartais tu gauni tiesiog nemokamų. Nu, aš tik 25 taškais laimėjau, čia nėra tiek daug. Man absoliučiai nesisekė. Arba aš nepataikau, arba tenais priešingose pusėse. Ir dar jo komentarai. Nu, tipo, nu, absoliučiai blogiausia kombinacija, kuri galėtų būti. Kas čia per sukinėjimai? Čia mums vienas sunkiausias smūgiai yra per bowlingą, kai yra vienas ir vienas už jo. Nes kai mums kažkaip nelabai sekasi. Nu, ten šiaip šiandien pavyko numušti. Jūs žiūrėkite. Jūs matote? Baisu. Aš manau, čia yra nesąžininga. Čia atrodo kaip tavo dantis. Jeigu numušu, tu man 10 eurų. Jeigu nenumuši, man 20. Fuck you. 20 eurų! O tu matai, pala. Tu matai, kaip ką aš padariau? Ja, absoliutus šūdas. Somebody gon' get her, she's dancing. Nu, žiūrėk, tipo, jeigu dabar gauni straikę, man reikia vieno. Ne, what the fuck is this? Ir spėkit, kas laimėjo žaidimą numeris 2. 2 žaidimus iš eilės pralaimėjau, minus 250 eurų iš manęs. Ir dabar vienintelis šansas dabar yra atsilošti, būtent didelis žaidimas.
kur mes žaidžiame iš didesnio prizo, jeigu laimiu, aš atsilošiu, ką prieš tai turėjau ir šiek tiek pliusas. Jeigu ne, absoliuti fignia. Tai mes su Ignu abudu sutarėm iš Magdako. Nesutarėm, Žodžiu, kas čia, 5 eurai, 5,50, ne? Ne, 4 pam. 4 pam. Koks nuo 4 Magdakas pam yra iki 4 5. pam? Ja, susirasi. Fucking nėra tokių mylų. Yra. Kad aš bulvytės valgyčiau, Taip. 5 eurai. Nu tai gerai, iki 5 eurų. Nu tai kas leis mažiau 5 eurų? Viskas. Aš manau, čia yra nesąmonė, sukčiavimas ir jis tiesiog yra blogas žmogus. Taigi, šiek tiek paslapties istoriškai visą laiką ant big game aš laimiu. Ne, šiaip aš patį pirmą laimėjau. Tai istoriškai, tai aš dažniau. Bet pats pirmas yra svarbiausias. O reikėjo supisti mano įsivažiavimą. Ai, Ignai, nepamiršk susikaup. gerai. Susikaup. Jis nesusikaupė. Ne. Tai įdomu. Megztinis. Turiu galvą straikas. Straikas. Čia nėra pats geriausias dalykas, nes man nepatinka, kai jis gauna kartais. Pam, 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 pam. Hell yeah. Pam, 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 pam. Fuck shit, man. Pamenu, turėjau rekordą 3 ar 4 straikai iš Tai eilės. mes abu esame 4 straikus daugiausiai. Jis irgi turiušas. Wow. 3-3, 3-7. Nu, ne kažką. Haha, vieno nėra. Ką? Oi! Ir tu visiems Aš biškai atsipalaiduoju, negerai. Kol kas labai geras naujienas. Nu, ne. What the f... O, čia dabar šlykštas, what the hell. Beje, aš galiu galimai nekelt viso šitą video, žinai. Gali nekelti, jo, žinau. Lost footage, čia po 10 metų atsiras tiesiog internete. Vat ką aš paleidau, vat. Jis tiesiog... Jo. Dar jeigu dar būtų iki spėro, nes jis taip nusukęs, kad... Nes aš mačiau į priešingą pusę ir tada girdėjau, kaip... Aš taip mačiau ir tada tu nusisukė ir jis kažkaip pradeda linksėti. O, ne, nereikia. Blogo ėjimo reikalas. Ne. Nu va, suspėro, tai dabar, jeigu aš blogai sumušu, jis tiesiog coming back. Nėra blogai, bet ir nėra gerai, aš taip pasakysiu. What the f... No, dieve mano. Man dabar tokia situacija. Aš gal pasidžiaugčiau kažkiek, jei nebūtų prieš tai tas straikas buvęs. Ar jam pavyks? Jam pavyko. Bet ne, vis tiek. Nu, bet visien. Ne. O, gerai. Nu dabar tik ne. Be nesąmonė. 9. Nu, aš negaunu tų spėros. Laimiu per 12, bet jis turi spėrą. Per 12 tiesiog nieko nereiškia. O, jam dantukai. Kodėl tokia šis situacija? Absoliutus. Į kairę, į dešinę, į kairę. Straikas, čia šito labai reikėjo. Reikia, kad tiesiog čia nebūtų straikas ir tada bus gerai. Ir gavo straiką, tai nėra gerai. Dabar gauna 2 metimus. Gerai, man reikia, kad čia nebūtų. Jeigu iš čia visus 3 straikas gausime čia tiesiog, tai buvo labai problematiška. Tiesiog, kad čia nenumuštų visų, tai bus gerai. Jis numušė visas nufolko, fuck. Labai sudėtinga pozicija mane pastato.
2 straikai išėlės, galimai 3. Man galėjo tokį padaryti pačią pradžią. Na, gerai. Tas final momentas. Ok. Jeigu numuš tuos 3, greičiausiai laimė, jeigu nenumuš, tai... Jo, tau reikia numušti 3. Privalai numuštas. No pressure. Ja, žinau. No pressure. No fucking way. Lygiosios, dabar nors lygiosios. Man dabar reikia pataikyti nors vieną. Aš net jums neapkabinėjau. Tokia. Tu galėjai susilaikyti, mano. Nepasiduokite. Jis pažiūrėkit, koks insane. Jis pabaiga 2 straikus. Mano širdis. Aš nežinau, kaip paaiškinti. Man širdis... Tai jo, Ignas laimėjo visus 3 geimus, nesąžiningai, bet vis tiek. Ir jis ten dar japino kokias geras keletą minučių, kur ten, tipo, kodėl jis laimėjo, kaip jis laimėjo, nu, ten tiesiog absoliučiai neįdomu net klausyti. Tai aš pagreitinau. Pasakysiu taip. Čia yra tiesiog kaip žaibas vakinas, jautėsi. Dabar pradėjau šidinai mėtyti. Žodžiu, grynas žaidis. Iki kito video.